reikia pultelio bininko. Iš kito miesto buvo tokia užklausa, kad reikia pultelio bininką. Pultelis bininka pas interesantą, modelis Cupido, jis labai panašus į širdelę, bet visi pulteliai iš tos serijos, jie suderinami tarpusavy. Tai reiškia, kad Cupido ar toks Togo pultelis, jie turi tą patį funkciją ir gali valdyti tą patį automatiką. Dabar patikrinsim tikrai, tas pultelis turi tą kodą. Spaudžiam mygtuką ir žiūrim čia. Čia parašyta bininka pultelis. Dar kartelį pabandysim. Tai bininka pultelis. Tai imam specialų pultelį ir nukopijuosim tą kodą. Spaudžiam ar neatleidžiam ir 1, 2, 3, 4. Pultelį įvedam į programavimo būseną. Dabar spaudžiam veikiantį mygtuką. Matome, sustojo, tai prašau dar kartelį paspausti. Priėmė signalą ir užtvirtinam tą signalą čia. Tai dabar čia jau randasi tas signalas. Ir dabar patikrinsim, ar tikrai čia yra tas signalas. Paimsim kitą pultelį, numesim į analizatorių. Matom, kad dabar analizatorius rodo visiškai kitą. Ir dabar pažiūrėsim, ką rodo. Yra šitas pultelis, jis tikrai rodo bininką kodą. Bet yra toks dalykas. Šitas pultelis turi kintamą kodą ir kad jis pradėtų veikti, būtinai reikia pririšti arba tiesiogiai, arba tokiu specialiu būdu, kaip aš dabar parodysiu. Kągi mums reikia daryti? Ateinam prie savo automatikos su šito naujo pulteliu. Stovim labai šalia automatikos, vartai turi būti, arba automatika turi būti uždarytam padėtyje. Spaudžiam jau įrašytą tą mygtuką. Matome, kad užsidegė lėdas, jis dega pastoviai. Bet mes neatleidžiame iki tol, kol lėdas pradės mirksėti. Lėdas pradėjo mirksėti, į tuo metu visą informaciją nuimta nuo šitą, jis perduoda į automatiką. Ir ten automatiškai programuojasi. Dabar turim palaukti, kol jis užbaigs savo darbą. Tai yra užges. Ir nuo užgesimo momento turime palaukti būtinai ne mažiau negu 15 sekundžių. Daugiau galima, mažiau ne. Tai dabar laukiam, jis kol kas vykdo savo darbą. Dabar užgeso. Ir dabar nuo to momento reikia palaukti 15 sekundžių. Po to mes patikrinsim, ar tikrai pultelis prisiša. Tarp kitko, čia yra originalus imtuvas iš bininko automatikos. Čia yra išorinis originalus imtuvas. Tikriausiai praėjo 15 sekundžių. Tikrinam. Kaip matom, naujas pultelis puikiai veikia. Senas pultelis. 1, 2, 3, 4, 5. Matome, kad jis ne iš karto pradėjo veikti, o mums reikėjo po to paspausti keletą kartų. Tai reiškia, kad šitas pultelis, kada programavosi, užbėgo už akių, tai reiškia, kad jis pasivytų ir pradėtų veikti. Dabar pažiūrėsim. Veikia, šitas veikia, matom. Viskas tvarkoje. Kai pasivijo, tai jau veikia. Pultelis puikiai veikia.